Ir niekas ten per daug į mūsų menus nežiūri. Ir visiems svarbu iš muzikos ten pasidaryti didelį pinigą. Ir buvo grasinimų ir visko, ir ypač po to mūsų pogrindinį albumą į juos tai rašyta. Tai niekada kažkaip galvoja, kad niekada tu neišsilaisvinsi iš to tokio kalėjimo jausmo, apie ką Lukiškės ir buvo. Tai dabar tose pačiose Lukiškėse tu groji laisvą muziką, kuri tuo metu buvo draudžiama. Taigi, sveiki visi Vilnius FM klausytojai, su jumis šiandien sveikinasi Simona ir čia grojantis miestas. Ir šiandien pas mane studijoje žmogus, kurio energija Lietuvos roko scenoje jau seniai tapo legenda, muzikantas, maištininkas, televizijos veidas, kūrėjas ir žmogus, kuris niekada nebijojo būti garsus ne tik muzika, bet ir savo nuomonę. Ir šiandien pas mane eteryje Saulius Urbanavičius, savas. Vau, kaip čia pavarėjai. Labas visiems. Kaip jūsų rytas praėjo? Nuostabiai, kaip visada, su arbata. Su arbata? Jokios kavos? Aš toks žalios arbatos fanas, jau senai kavos negeriu ir geriu žalią arbatą ir čia ir mano toksai rytinis ritualas, aš taip pasigaunu dieną. Tai gal dėl to visą laiką turi tokios geros energijos, jinai nedingsta niekur, nes žalia arbata išlaiko. Tokia paslaptis maža. Jeigu kalbant dabar apie Biks ir tos pačius roko laikus, tai Biks jau tiek metų scenoje. Siaubus. Sunku patikėti. Čia dinozaurai principė. Žmonės tiek negyvena, o čia grupė tiek gyvena. O man dabar labai įdomu, ar prisimena tos pačius pirmuosius koncertus? Aišku, yra daug koncertų, kurie išlieka atmintyje. Jie įsirašo vis tiek. Kaip tau nesirašys toks įvykis, kai iš viso, mes dabar gyvenam visai kitais laikais. Mums dabar čia nieko nuostabaus koncertas, nieko mums nuostabaus pamatyti užsienietišką žvaigždę Lietuvoje ar dar kažką. Tais laikais buvo viskas uždrausta. Tai koncertuoti absoliučiai negalėjai, tai yra uždrausta ir iš vis, net pasvajoti negalėjai apie tai. Tai kai įvyko mūsų pirmas koncertas Šiaulių kultūros rūmos tose namuose tais laikais ir nes mes laimėjom tokį konkursą, kas juokingiausia irgi tais laikais. Ir prieš pat naujus metus, dieną prieš, tai buvo kažkas fantastiško, nes tokių įvykių nebuvo. Ir tada buvo Šiauliuose ten lūžo salė, tai įvykis buvo. Tai aišku, labai ryškiai įsirėžė ir aišku, pirmas kelionės ir pirmai išvykai į vakarų Berlyne koncertai, tai irgi įsirėžė į atmintį. O ar tikėjotės, kad tiek ilgai gyvuosit? Mes net nei tikėjomės, nei planavom, nei ką nors darėm. Mes tiesiog darėm viską iš savęs, iš širdies. Ta patį mes ir dabar darom, nes iš tikrųjų kas keisčiausia, kad šitoj grupėje išliko žmonės, kurie nuo pat pradžių, bent 3 grupės nariai, kurie per tiek metų išliko nepakitę ir mes jaučiamės tokie, kaip nežinau, čia net sunku apsakyti žodžiais, nes tai tokie dalykai, gyvenime labai yra svarbus, kai tokie įvyksta, kai tu susirandi savo partnerį gyvenimo, antrą pusę, kai vadinasi, tai čia mano grupė, tai yra mano antrą pusę. Mes viens kitą papildom. Ir ne tik papildom, bet mes esam tos pačios pasaulėžiūros, tokio pat supratimo gyvenimo ir tokių pat vertybių ir tada tas labai faina ir tada jauties ne vienas yra. Tai smagu. O tais laikais jūs labiau jautėtės kaip tokie maištininkai ar jau kaip muzikantai? Mes visada buvom kitokie ir dabar esam kitokie, kas akivaizdu. Buvom vis tik tai, todėl kad mūsų, kaip čia pasakyti, kūryba ir tikslai, žinai, nebuvo muzikantiški, nebuvo tik tai tuom apibrėžti, kad čia mes būsim kiečiausi muzikantai, arba ten mes čia būsim tokia labai žymi grupė, ar mes čia būsim kokiais starsais, ar kažkuom, net nieko panašaus nebuvo, net mintyse, ne apie tai visą tai buvo. Tai buvo saviraiška,
tai buvo žinutės, tai buvo filosofija atitinkama gyvenimo, jeigu kas nors, kad nors nepatingėsit, perskaitysit mano tekstus, kuriuos aš rašau, nu tai ten tikrai nėra lengvi tekstai. Nu nėra tie paprasti teksteliai, kur labas, aš tave myliu, tu mane palikai, ojojoj, man skauda širdelė, jai, tai tokių nėra. Jo, aš sakyčiau, kad ten grinai toks apie tokią laisvės jautimą. Jo, ir laisvės, ir filosofijos, ir yra daug apie mirtį, ir apie gyvenimą, ir apie tokios dalykus pačių mūsų susivokimą, kur mes esam tarp, tokie kaip gabalai, kaip tarp Europos ir Hongkongo, arba ten bijom, arba dar visokie apie jūs, tai irgi, tokie, tai toks pasakojimas apie žmogų, gyvenantį čia, tose betoninėse džiunglėse ir kartu, toj visoje dar mes priespaudai gyvenam, mes kalėjime gyvenam išties. Tai mes gyvenam amžinai Lukiškių kalėjime. ir dabar yra, žiauriai geras toksai, toks įdomus virsmas istorijos, kai tu, būtent, augęs ir užaugęs ir niekada kažkaip galvoja, kad niekada tu neišsilaisvinsi iš to tokio kalėjimo jausmo, apie ką Lukiškės ir buvo. Tai dabar tose pačiose Lukiškėse tu groji laisvą muziką, kuri tuo metu buvo draudžiama. Tai čia yra, žiauriai fainas toks simbolika gera. O tai tuo metu negalima buvo koncertuoti, dainuoti. Ar jūs nebijojot būti suimti? Apie tai negalvoji. Aišku, ten visko buvo. Ta prasme, buvo grasinimų ir visko, ir ypač po to mūsų tokio, kur išleidau pogrindinį albumą, į juos tai rašyta, tai teko susidurti su KGBistais ir teko reiškia, išgrūdo mane į Sovietų armiją, nors neturėjo tuo metu. Tokia buvo bausmė. Tai čia dar labai lengvai praėjo, sakyčiau. Nes buvo visokių tuo metu ir su draugais įvykių, kur uždarydavo į psichiatrinės arba dar kažkokių. Tai, gyvenimą susigadint galėjai, 1-2. Tai buvo labai paprasta iš jų pusės. Bet nežinau, kodėl. Kažkaip buvo tas... kažkaip iš vidaus viskas stumė ir tada tu tuo metu negalvoji. Darai ir viskas. Ir kaip bus, tai bus. O prisimenat kažkurį momentą, kai jau Biks tikrai tapo tokiu reiškiniu Lietuvai? Nes sakėt, ir į Berlyną važiavot koncertuoti, tai jūs jau kaip ir buvot žinomi, ar tiesiog važiavot ir nešėt tą žinutę? Ne, mes labai greitai sprogom. Iš tikrųjų, tuo metu viskas labai greit sprogo. Buvo tas momentas, kai pradėjo tas Sovietų sąjunga braškėti ir kažkokie atsilaisvinimai atsirado ir Lietuvoje čia buvo tokia mūsų pirmas toks didelis įstojimas 1988 metais Lituanikoje buvo toks festivalis. Iš tikrųjų, jisai tada Sovietų sąjungai buvo toks pats moderniausias ir kečiausias, nes ir tada pirmą kartą atvažiavo vakarietiškos grupės Lietuvą. Tai ten iš Vokietijos. Die Toten Hosen, kurie yra, ten dievai panko Vokietijos ir po šiai dieną, irgi gyva grupė. Taip. Po šiai dieną. Ir per juos mes išvažiavome į vakarų Berliną koncertuoti, nes jų vadyba pastebėjo mus iš karto ir sako, šitie mes norim atsivežti ir parodyti vokiškai publikai, nes tuo metu vokiška publika irgi nežino, kas čia mūsų pogrindyje vyksta ir kaip mes atrodom, ir jie man atrodė, kad kas ten gali būti. Bet iš tikrųjų mes ir grojom su savo darbę gitarą ir visa tai buvo, tik entuziazmas. Stygų neturėdavom. Ten, košmaras buvo iš tikrųjų. Kas liečia aparatūros ir viso to išraiškos priemonėm, tai šiuolaikiniam žmogui tau nesuvokti to, kad tu nieko neturi, tu pats turi kažkaip susivairuoti ir dar tai kainuoja nežmoniškus pinigus, jeigu ir kažkur ten per nežinau ką, 6 rankas iš 6 rankų perpirksi kažkokį tai daiktą, tai buvo košmaras, tai iš ko surandi, ką susimontuoji ir su to ir groji. Ir dar
nebuvo jokių, kaip sakant, mokyklų, ar ten, kaip dabar YouTube įsijungiai, tau tutoriasas išmokai, parodė tau akordai, viskas buvo tiesiog iš klausos. Tu atsirinkdavai iš juostų, ten perrašytų 1000 kartų blogos kokybės, kaip dabar mes klausom šudinai per telefonus muziką, tai tuo metu mes šudinai klausėmės per blogai perrašytas juostas ir ten trūkčiojančias kasetės arba burzgiančią radiją, kur tokias laisvas radijas užsienio, jeigu tu norėjai paklausyti, tai jau negalėjai. Sovietų laikais jos burzgdavo. Tai ten per kažką burzgėsi kažką išgirzdavai, atsirinkdavai. Tai va, tokiom sąlygom mes kūrėm ir darėm, ir pasirodo darėm neblogiau negu vakariečiai. Ir tada jie, kai mus pamatė, jie ten buvo, jie negalėjo suvesti, kad mes esam iš čia. Iš tos konclagerio, nes, sakau, mes buvom modernus, tuo metu visiškai atitikom tą sceną ir užtat mes labai paėjom ir vakarai mus ten kvietė ir mes turėjom didelį boom ir išvažiavimą į tai va. O Lietuvoje mes, sakykime, irgi sprogom po Aklų karių albumo, kuris mes ir net albumų neturėjom tais laikais, nes nebuvo jokių sąlygų įsirašyti. Tai pirmas albumas buvo 91 metais. O mes jau egzistavom nuo 87. Tai tuos 4 metus mes važinėjom jau ir po vakarus ir viskas turėdami 2 ar 3 įrašytas dainas blogai įrašytas, kaip demo teipus pateikdavom, bet ten eidavo būdavo koncertuose, matydavo vakariečių ten vadybą, dar kartą, tai įmam tuos ir ten viskas va taip vykdavo. Mus ten vežė ir išvažiuodavom, reiškia, po 40 koncertų ir po daugiau važiuodavom per vakarų Vokietiją, bet tai va, po vakarus. Ir Olandija, ir Italija, ir visur mes ten davėmės po visą Europą. Sunku suprast, kad dabar kažkuris atlikėjas galėtų 4 metus laukti dainą įrašyti. Jo. Ir tuo pačiu mes dar išvažiuojame į Jungtinės Amerikos valstijose, kurias mes turėjom turą beveik daugiau negu pusę metų važiavom. Kaip normali amerikietiška grupė su savo busu, turėjom Cherry Van tokį, kur gale visą aparatai, kas scenos ir varai per klubus. Mums organizuodavo ten amerikietiški, ten įvairiausias vadybos, kokiu ten mes pasitaikdavom keli. Tai ten nuotykis buvo fantastinis. Tai mes pabuvom tikra rock'n'roll grupė on the road. Dabar klausomės vienos Bigso dainos Atverk duris. Tai ką čia reiškia tas valdom savo liūdną šalį? Tai, kad, tu kaip sakant, mes naždai nedrįstam imti viską į savo rankas ir tikimės, kad kas nors už mus kažką padarys. Ir čia tokia žinutė, kad, come on, tu imi į savo rankas gyvenimą ir vairuoji, žinai, o apie mūsų liūdną šalį, tai tikrai mes labai mėgstam skūstis, visą laiką dėjuoti, žinai. Vėl visą laiką kažkas yra kaltas dėl kažko, tai ir visą laiką kažkas kažkaip. Tai, bet tiesa yra ta, kad jeigu tu neimsi gyvenimo į savo rankas ir pats nedarysi, nieko nebus. Ir čia kaltų nėra ko ieškoti. Tai apie tai čia. O dabar jau noriu pakalbėti apie tos koncertus. Tai ar prisimenat kurį nors beprotiškiausią koncertą, kur jau nunešė, nežinau, galvas tiek jums, tiek visai grupiai, gal publika kažkokia buvo itin wow, ar kažkokia šalis? Tai, žiūrėk, per mūsų tokią istoriją, tai jų yra tiek, kad, labai skirtingų, žinai, vienaip Vokietijoje, kitaip Prancūzijoje, trečiaip Olandijoje, ketvirtaip Amerikoje. Ir ta publika labai skirtinga, ir šiaip labai skirtingų vietų, nuo didžiulių festivalių, visokių Roskildų ir kur mes tik tai nebuvom ir negrojom, iki tokių nedidelių klubelių ir pavyzdžiui, New York'e, CBGB, legendinis klubas, kuriame teko groti, Kenny's Castaway klube, kuriame teko groti koncertą, ten irgi kiek ten visokių legendų, joje pradėjo karjerą nuo Springsteeno iki net Madonos, net Madonna ten bosinė gitarą kažkokiai grupiai grojo, tai aš tokią legendą girdėjau. Ir ten, ir žinot, kas faina? Faina, kada tu atvažiuoji
į visiškai nežinomą miestą, nežinau, štatosi į kažkokią tai, nežinau, klubelį ir ten yra publika, kuri net nenutuokia, kas čia tokie ir dar jie dainuoja savo paukščių kalbą. Taip, tiesa lietuviškai. Aš niekada nepamiršiu, kaip mes buvom pakviesti pas labai jau kietą ten dėdę, Virgin Records bosą, kuris visiškai atrodė taip, kaip priklauso viskas, su cigaru ir dangoraižiu New York'e. Reiškia, ofise ir jisai priėmė mus, nes mes tenėjom link kontrakto su Virgin Records, buvo ir toks laikas, kas buvo neįtikėtina. Ir jie norėjo, reiškia, kontraktus dėl dainos tarp Europos ir Hongkongo. Jinai iš tikrųjų labai gerai vežė, visur vakaruose jinai tokia buvo labai tinkama tuo metu, ir moderni, ir įdomi, ir kitokia, ir visaip kitaip. Ir kabino. Ir jisai sako, kokia tu čia kalba dainuoji, žinai. Sakau, o aš toks, žinai, mes visur nešim tą lietuvišką žinutę, žinai, dar niekas tos Lietuvos nežinojo. Ten iš viso būda SSR arba visą laiką, žinai, Rusija ir visą kitą mūsų laiką, mes visą laiką mes prašėm, kad plakatuose rašytų Lithuania ir visą kitą, ir mes ten visaip ten. Ir aš sakau su tokio pasidžiavimu, lietuviškai. Sako, kiek čia jūsų ten tų milijonų lietuvių, žinai? Sakau, iškart primečiau, pridėjau, žinai, sakau, 5 millions. Jis žiūri, sitraukė man, sako, you nuts? Sako, tu durnas? Dainuoti kalbą po, sakė, nykštukų, kurios niekas nežino. Tai aš iškart supratau, kad, prie viso to mūsų naivumo tokio ir dar nesupratimo, kas yra muzikos biznis, iš kur mes suprasim. Ir žinai, ir viso to, kad muzika yra biznis ten. Ir niekas ten per daug į mūsų menus nežiūri. Ir visiems svarbu iš muzikos ten pasidaryti didelį pinigą. Ir jeigu į tave kažkas tai nori investuoti, tai tu būk geras, daryk taip, kaip dėdės mato ir kaip jie. Ir mes tos istorijas matėm ir su tikrais muzikantais bendravom ir su tais, kurie tikrai sukėsi tam muzikos biznį. Tada mūsų biškė tas idealistinis požiūris į muziką truputėlį pradėjo taip birėti, bet mes išlikom idealistai po šiai dieną. Aš vis tiek nemanau, kad muzika yra pinigai ir niekada iš to nenorėjau uždirbti. Kaip jeigu ateis, jeigu ne, nereikia, nes ne apie tai yra. Nes daugiau apie tai, kad dalintis su žmonėm tuo, ką tu jauti, ką tu galvoji. Tai man muzika menas. Yra du požiūriai. Yra muzika verslas ir muzika menas. Tai va ten, kur tose... Aš manau, tie, kur muzika menas, gal ilgiau ir išlieka ant tos scenos. Greičiausia, nes kai muzika yra verslas, tai jisai arba paeina ar nepaeina. Tu turi visą laiką taikytis prie skonių, tu turi taikytis visiems patikti, visada įtikti ir būti madingas tuo metu. Bet aš supratau vieną, jeigu tu visada nori būti, kaip sakant, madingas ir taikais ir visą laiką apstaigti, tai tu visą laiką esi jau pralaimėtojas. Todėl, kad visada kažkas bus prieky. O tu būsi visą laiką antras, trečias, o ir galbūt gale. Tai todėl mes išliekam tokie originalūs, kas mus klauso, tas klauso, kas atranda. Aš nežinau, dabar man labai faina, kai atvažiuoju ir mes esam ne tokia aktyvi grupė ir ne tiek daug dabar kažkaip koncertuojam, bet kai koncertuojam ir tu pamatai net jaunus žmonės, iš vis ten tokios paauglius, dainuojančius, žinančius žodžius. Tai reiškia, yra jaunų žmonių, kurie suranda biksus, suranda tą mūsų energiją, suranda tą mūsų žinutę. Dabar prieš koncertus jaudinatės ir jaučiat tą tokį adrenaliną vis dar? Tai vis dar. Nes jeigu ne vis dar, tai tada jau viskas. Gali padėti gitarą į kampą, jeigu tau nieko nejaudina. Čia yra, koncertas yra wow. Tai yra, tavo gyvenime, labai svarbus įvykis. Nesvarbu kur, kame, 3 žmonės, 10 tūkstančių, dar, nesvarbu kiek žmonių, nesvarbu kur jisai vyksta. Tai yra, didžiulė tokia ir atsakomybė tau ir toks...
Nu ir toks visas susiorganizavimas, įsitempimas. Tu vis tiek tą dieną visą, ką dieną, dvi, o gal savaitės, tu jau visas esi tame, ką tu pasakysi, kaip tu su žmonėm, nes aš ruošiuosi, aš nesu kaip bus, tai bus, žinai, ir man svarbu kokybė, man svarbu, ką žmonėm pasakysiu, man svarbu, kaip mes sugrosim, kaip viskas bus ir tu visada ruošiesi ir viduje labai ilgai ruošiesi, verdi, dėliojasi, susiorganizuoji, nes tai yra toks, į koncertą išėti reikia tokiu labai gerai tvirtai susiorganizavimu, nes tada tu gali geriausiai atiduoti žmonėm. Kalbant apie ritualus, pavyzdžiui, ar turit kokiu nors ritualų su grupė prieš lipant į sceną, ką visą laiką darot? Nieko tokio labai ypatingo. Tikrai negeriam, nes jokie svaiginami dalykai nepadeda koncertai, jie gadina viską, viską sugadina totaliai. Ir tai yra 1000 kartų įsitikinta. Mes tiesiog, tokį susiemi ratuką pirštais ir apsuki energiją, viduje tokia kaip grupė, čia kaip varom. Nes to reikia sukibimo, tu vis tiek, tu sueini koncerto dieną ir to reikia tokio sukibimo visų bendro. O pavyzdžiui, jums prieš koncertą patinka, kai kažkas ateina, nežinau, ir nori pakalbėti, ar jūs labiau laiko tą tylą? Nepatinka. Norėčiau patylėti ir pabūti ir pasiorganizuoti su savim. Aš sakau, man tai yra maksimalus, kaip savęs organizavimo momentas, kada aš turiu visą susikaupti, susidėlioti. Ir man visokie ten plepalai ar kažkokie ten fotkinimais ar dar kažkoks lindimas, tai yra, kančia. Aišku, sukandęs dantis darai, nes šitą tavo darbo dalis, bet tą supranti jau per tiek laiko, bet stengiuosi aš būti kur nors taip biški atokiau ir su savim. O dabar kaip padaryti, kad tos dainos, kaip sakant, per tiek metų neužknistų, kad norėt dar jas vis dainuoti? Čia yra kiekvieno kūrėjo iššūkis, kada tavo daina būna išpopuliarėja ir tu turi visada ją groti ir dainuoti, ir nors tu jau iki čia tau visur stovi, bet iš ties. Ir dažniausiai kūrėjų tai būna ne pati jo mylimiausia daina, nes dažniausiai tokios mylimesnės dainos ar kažkokios tai jau tau labiau svarbios, jos lieka paraštėse, nes klausytojai, jisai paprasčiau žiūri viską, ne taip giliai kaip tu. Ir su to reikia susitaikyti. Ir, mes labai paprastai, mes niekada vienodai negrojam. Mes niekada koncertuose negrojam taip, kaip dabar, daugumas grupių ir įpratę yra groja su spadais, tais vadinamais jau paruoštukais, kur jau viskas ten sudėliota, kompai paleidžia, tik ant viršaus kažkas tai ten dar gyvo užgroja. Mes visiškai gyvai grojam. Niekada negrojam, jokių nėra ten paruoštukų ir dalykų. Ir kada tu groji gyvai, tai tada visą laiką tu gali visaip nuvažiuoti. Ir mes šitoj vietoj labai, kai tu esi jau grupė turinti patirtį, tai tu jauti nugarą. Aš turiu nugaroje akis ir mes su būgnininku ar su bosistu ar su kažkuo mes ten normaliai visokiais ženkliukais žinom, kad čia dabar galima sustoti, galima čia pratesti, galima kažką padaryti ir tada išsivyniojam ir improvizuojam. Ir tas koncertuose yra pats smagiausia vieta, kai tu gali sau leisti paimprovizuoti ir tada kaip tau atsibosta. Kiekvieną kartą tą dainą gali kitaip pateikti publikai ir tu visų pirma, tu iš karto matai, kokią publiką susirinko, ar tu gauni su ją, ar būna užsimezga, labai geras ryšys, būna neužsimezga. Tai nėra labai paprasta, bet tą tu turi, čia jau tavo kaip frontmeno yra užduotis, užmegzti ryšį su publika. Ir
prisitaikyti arba prisijaukinti ją ir tada kartu varyti. Ir tada gaunasi super. Ir tada ir gali padainuoti kartu su jais ir pariekauti ir gali kažką tai dar padaryti. Tai tada ta kartu muzikavimas su publika yra pats nuostabiausias. Ir jau atėjo metas pakalbėti apie Birželio 3 dieną koncertą, kuris jau vyks Lukiškių kalėjime. Tai kaip ruošiatės? Labai norėčiau visus pakviesti, nes mes taip retai pasirodom ir iš tikrųjų aš dabar atsimenu, kad Lukiškėse paskutinis mūsų buvo koncertas kaip tik Berlyno sienos griūties 30-mečiui. Tai čia čia keli metai atgal. Ir jisai toks buvo fantastinis ir taip tenai baisiai lyjo ir taip tenai buvo šalta, bet buvo masė žmonių ir tai buvo, tiesiog tokia nuotaika fantastinė. Ir aš manau, kad mes norim vėl to pajausti gero, bet bus dabar kitaip. Dabar jau saulė švies, garantuoju. Geras oras bus. Ir iš tikrųjų, toks neįlinis koncertas bus ir kada tu nevarai kaip čia pasakyti, kai tu nevarai dėl tų pinigų ar dėl kažkokių dalykų, koncertą po koncerto, ten kažkoks dar kažką tai turi įrodinėti ir dar kitaip, tai visiškai su kita nuotaika ateini ir visiškai su kitu atsidavimu. Ir tada man svarbu atiduoti viską ir pasidalinti su tais, kas ateis, tai kas geriausia. Ir mes perėsim per mūsų visą tą istoriją ir kas svarbiausia, kad aš kiek matau irgi tose koncertuose ateinančius jaunus žmonės, kurie, sakau, visai paaugliai ir jie supranta tą muziką, todėl kad jinai nėra pasenus. Man atrodo, kad jinai tiesiog nėra pasenus, todėl kad mes niekada nesivaikėm ten kažkokių tai madų konkrečių, kai dažnai, būna, o dabar čia toks stiliukas madoja, o dabar šitoks stiliukas, o dabar mes čia tą, trečią, tai niekada nesivaikėm. Ir mes turėjom savo kažkokį tokį braižą. Ir pasirodo, jis toksai išlieka, todėl kad tu groji ir muzikuoji ir kuri gabalus, dainas tos, kurios yra apie amžinus dalykus. Apie tai. Jie niekada nesikeičia. Yra dalykų, kurie nesikeičia. O visa kita, kas yra paviršiuje, šitie raibuliukai nueina. Tai tokį didelį dalyką norim ir perduoti tiem žmonėm. Ir ta prasme, aišku, ir supras, kad pas mus koncertuose nėra lietų dainų, tai taip, kad pasiruoškit daužytis, šokti ir judėti. Ir dėl to galima labai gerai įsikrauti kartu. Taip, išmesti visą blogį, visą, kas mumise susikaupia, visą tą, išrėkti, išdainuoti, iššokti, išjudėti. Tai tas bus nuostabu. Man dabar toptelėjo tokia mintis, kad Birželio 3, kas norit eiti į sporto salę, tai neikit ir ateikit į Vikso koncertą. Pataupykite tą kitam kartui, atvarykit pas mus, tikrai bus geros energijos, tikrai duosim šito pas mus du tikrai yra. Ir kas labai faina, kad mus apšildys mūsų jauna, fantastinė grupė kylanti, kuri X Faktorius nugalėtojai Spūrai. Žaviuosi šitais vaikinais, kurie irgi tiki muziką, varo, daro, stengiasi ir labai gražiai taip auga. Ir jie tikrai užsidirbs daug pagarbos iš žmonių ir gyvens ilgai. Tokios grupės yra nuostabu ir labai faina. Tai bus tokių dviejų kartų toks susijungimas ir aš manau, kad mes turėsim tokį gerą post-punk vakarėlį, kad bus. Labai smagu, kad sujungėt kartas ir kad pasirinkot būtent, kad apšildytų jauni atlikėjai. Tas labai faina, nes dažnai atlikėjai renkasi jau kažkur labiau žinomus. Aš tikiu, kad ir jiem smagu tokią grupę kaip jūs, Biksai, apšildyti. Ir jūsų naujausias albumas Biks Ray tikrai sulaukė labai daug dėmesio ir to dėmesio ir iš jaunos kartos labai daug sulaukė.
Kaip galvojat, kodėl būtent šitas albumas? Aš manau, kad jis toks buvo labai ilgai brandintas, nes aš nepasakosiu, kiek laiko mes ten ruošėmės tą daryti, nes aš tiesiog buvau panyręs į kitas veiklas ir atsitraukęs truputėlį nuo muzikos. Bet tai yra natūralu, čia visiškai yra žmogiška, natūralu ir daugybė grupių tą išgyvena, kad būna tokie pakilimo, nusileidimo etapai ir visa kita, ir tai yra labai žmogiška ir normalu. Negali visą laiką būti ant topo viršūnės ir taip mes esam dar po šiai dieną visi mus žino ir viskas vyksta, tai yra kažkas fantastiško. Padarėm didžiulį filmą, Emilis Vėlyvis, tiesiog fantastinį filmą padarė apie Bigs beveik Nirvaną ir tai yra labai gera istorija, labai gerai, bet jauniems žmonėms ar bet kam pasižiūrėti ir pamatyti, kaip viskas tada buvo ir dabar yra ir aplamai apie ką viskas yra. Ten labai gera istorija. Iš tikrųjų mūsų istorija galinga. Tai dėl to yra faina. Ir aš nežinau, tas albumas buvo labai subrandintas ir daug jį investavom laiko ir dėl to, kad norėjosi padaryti tai, kas buvo susikaupę. Aš nemėgstu daryti iš reikalo dainas, nors dabar matėt, girdėjot Samanos dainą, tai yra pati naujausia, čia prieš porą metų, gal prieš metus parašyta, kur grinai tokia buvo, tokia biški gal proginė daugiau, čia apie tą situaciją visą ir aš čia Radarom ją atlikau su Kariūnų choru ir jinai tokia biški, kaip tik pas Vytarą Radzevičių buvo toksai Samanos festivalis, reiškia, čia tai merkiniai ir sako, gal parašyk kokią dainą, kokią festivalių, aš tokių užsakomųjų nedarau ir niekada gyvenime nerašiau, bet tau kaip draugui. ir kažkaip vis ėmiausi ir tada man ta istorija Merkinės ir Vanagas ir partizanai ir visa kiti reikalai ir šiandieninė situacija man kažkaip susiklojo ir susidėjo šitą dainą. O Bigs Ray mes tiesiog sudėjom viską, kas buvo sukaupę ir jau viskas gerai buvo atšlifuota. Jau tu būni subrendęs kūrėjas ir tau atkrenta visokie nereikalingi dalykai, kai kurie. Tai jisai gavosi toksai labai brandus ir aš manau, kad čia, kaip Akli kariai yra toks legendinis ir pats brandžiausias albumas iš tų laikų, taip dabar yra Bigs Ray mūsų toks irgi labai, albumas gavosi gerai. Labai retai aš savo sakau, kad gerai, nes esu perfekcionistas ir visą laiką savo daužau per rankas ir visą kitą ir man visą laiką viskas negerai, reikia geriau. Bet dabar pabuvus ir su tuo ir dabar galiu pasakyti, kad tikrai ten gavosi. Ir dabar jau atėjo tokia kaip ir pabaiga, tai aš labai norėčiau, kad paliktumėt palinkėjimą klausytojams. Aš tai linkiu būti jum drąsiem, būti savim, tikėti tuo, kuo tu eini, tuo keliu, imti gyvenimą į savo rankas, nesitikėti, kad kas nors už tave ką nors padarys. Ir tada tu tiesiog jausiesi, kad tu gyvenai ir gyveni. Tegu tau būna daugybė kliučių, bet tada, kai tu savo rankom viską daraisi ir tiki, tu tikrai gali nugalėti daugą. Ačiū labai, Samai, už pokalbį, ačiū, kad buvot. Linkiu dar daug gyvenimo metų grupiai ir visą laiką išlikti tokia roko legenda su daug parako. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū visiems, labai kviečiu į koncertą. Taip, birželio 3. Jo, post-punk vakarėlį. Toks 90-ųjų dvasioj, tokioj laukiniai. Pavarysim.